Dabar mes jau turim pririštus tus pultelius prie imtuvėlių, kaip matom, visi pulteliai veikia. Tarp kitko, čia yra kintamas kodas ir mums reikia, kad jie visi būtų ištrinti. Tai paprasčiausia padaryti visišką reset, tai tada tiesiog jeigu mes spausim ir po 6 signalų atleisim, tai visa informacija bus ištrinta. Ten daug ką galima padaryti. Galima ten pervesti į kitą režimą, galima ten vienu mygtuku atidaryti, kitų uždaryti, ten galima laikyti, bus atidarytas tol, kol vienu žodžiu ten daug visokiausių funkcijų. Bet svarbiausia yra pririšti ir ištrinti. Tai dabar ištrinsim. Spaudžiam mygtuką. Vienas signalas. Du signalai. Trys signalai. Kiek buvo? 4? 4 signalai. Dabar skaičiuosim. 5 signalai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atleidžiam. Jis dabar sudainavo savo dainelę ir tikrinam. Neveikia, 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 neveikia. Tai dabar visi gamykliniai kodai atstatyti ir atmintis laisva.